Tiesioginėme eterėje darbus pradeda TV3 žinių komanda. Labas vakaras, aš Mindaugas Vasiliauskas ir iš pradžių naujienos trumpai. Rusų kariai Juodojoje jūroje šūviais į orą sustabdė į Odesą plaukusį krovininį laivą, išsilaipinę jame atliko reidą. O ko legendinėje Gyvačių saloje kilo Ukrainos pasienio stulpelis, Pamaskvėje kilo didžiulis stulpas dūmų. Mirtina avarija Vilniaus rajone. Susidūrė du automobiliai. Vieno vairuotojo žuvo, o su juo važiavusi keleivė išvežta į ligoninę. Girtas vairuotojas Vilniuje nesuvaldė automobilių ir tiesiame kelyje vertėsi. Keleivis sunkiai sužalotas, o vairuotojas įpūtė 2 promilės. Dar viena kliūtis Rail Baltica vėžės tiesimui Lietuvoje. Šį kartą iš Panevėžio rajono. Žmonės įsiuto, sužinoję, kad jiems gali tekti palikti savus namus. Vienu žodžiu, su grabu išveš viskas. Kaltinimai Alytaus medikams. Insulto ištiktą vyrą išsiuntė į Kauną, bet siuntimą surašė taip, kad kauniečiai nesugebėjo jo perskaityti. Vyras mirė, o dabar artimieji teisėsi su ligoninė. Gydytojas rašė popierinį siuntimą, nors siuntimą turėjo įkelti į sveikatą, tokiu būdu būtų buvęs taupyta beveik pusę valandos laiko. Havajai iš rojaus pavirto tikrų pragarų, kokio Amerika nematė 100 metų. Siautėję gaisrai pražudė jau kone 100 žmonių. Išgyvenusieji sako, kad nesulaukė perspėjimų apie pavojų. Neeilinis renginys Klaipėdoje sustabdė jūrų uosto darbą. Kuršių mariose vandenį 200 km per valandą greičiu skrodžia vandens formulės. Vis tiek tai įvykis Klaipėdoje. Pirmą kartą daugiau. Neįtikėtina Ukrainos karių valia. Kojos netekęs savanoris nepalūžo, pradėjo skinti pergalę sporte ir galiausiai grįžo į tarnybą kariuomenėje. Jau renkamas lietuviškų arbūzų derlius. Šiemet jis mažesnis, o kai kuriems jo neliko visai. Savo juodą darbą padarė praūžusi kruša, bet paragauti vis tiek bus ką. Pasižiūrėkit kokią šypsenėlę. Neįprastas 2 vėžlių gydymas. Sužalotos patelės papuolė į tikrą sanatoriją. Ir apie akibrokštą pasaulio jaunių rankinio čempionate. Į Europą atvykę Burundžio rankininkai turnyro nebaigė, nes 10 žaidėjų mįslingai pradingo. Rusai tęsia terorą Juodojoje jūroje. Jų karinis laivas paleido įspėjamuosius šūvius į krovininį laivą, kuris plaukė į Ukrainos uostą Odesos srityje. Po šūvių rusai sraigtasparniu į laivą atgabeno savo karius, kurie atliko reidą. Tiesa, vėliau laivui leido plaukti toliau. Patys ukrainiečiai primena rusams, kad Juodojoje jūroje jie ne šeimininkai. Legendinėje Gyvačių saloje simboliškai įrengė pasienio stulpelį. O tuo metu Pamaskvėje iškilo kitoks stulpas, juodas ir aitrus. Mįslingai užsiliepsnojo rusų sandėlis.